ne kažką. Atėjo jau laikas pradėti daryti kažką prie bemučio. 3, 2, 1. Bet su galu tai tragedija. Tokių dažytojų tikrai nerekomenduoju. Baigtas lupimas, galiu pasakyti. Pradėjau lankstyti, gavau per nagus. Viskas lengvai nepasidaro. Ką? 1, 2, 3, 4. Šitas pusgyvis. 5. Tai sveiki bičiuliai, sugrįžę į mano kanalą ir sugrįžę į BMW garažą. O ta proga, kad atkeliavome pas mane į BMW garažą, prisiminkime, kiek mes turime automobilių. 1, 2, 3, 4. Daug. O jeigu jūs turite vieną ar kelis automobilius ir pamirštate, kada baigėsi jų techninė apžiūra, pasikartosiu, draudimas, jums šitoje vietoje labai pagelbės programėlė Car One. Ši programėlė, bent aš ją tikrai džiaugiuosi ir tikrai naudoju, nes turiu visus automobilius vienoje vietoje telefone, turiu visus savo automobilių dokumentus, kada noriu galiu atsivers, pasižiūrėti konkrečiai techninius pasus, kada baigėsi draudimas, kada baigėsi techninė apžiūra, kiek galioja mano vairuotojo pažymėjimas. Tai šioj programėlėje viską tai ir pamatysite ir galėsite labai nesunkiai sekti. Labai patogu, kad jums nereikės galvoti, eiti į automobilį, ieškoti lapų, kada draudimas baigėsi ir taip toliau. Jinai jums puikiausiai primins ir net parodys, kiek laiko dar likę galioti iki ar tai draudimo, ar techninės apžiūros. Kas dar patogu šioj programėlėj, pasibaigus draudimui, jūs galėsite pasirinkti iš jums pateiktų draudimo pasiūlymų, pasirinkti geriausią ir jį įsigyti. Taip pat greitų metų šioje programėlėje atsiras dar papildomų naujų opcijų. Dabar yra labai puikia galimybė, jeigu važiuojate į Vilnių, Kauną ar Klaipėdą ir parkuojatės, nereikia jums ieškoti, kokie čia aikšteliai priklauso, per kur galiu susimokėti ir taip toliau, prieiti prie automato, ieškoti, ar mes čia eurą, ar atsiskaityti kortelę. Tikrai nepatogu, o šioj programėlėj tiesiog pasirenkat zoną, dažniausiai ją užfiksuoja iš karto, į kurią atvažiavote ir vienu mygtuko paspaudimu susimokate už parkavimą. Ko nepaminėjau, kad Car One programėlė yra visiškai nemokama ir už atitinkamas paslaugas labai patogu susimokėti per Apple Pay. Programėlė gan sparčiai tobulėja ir jau netrukus vairuotojus pasieks dar daugiau naujų funkcijų, kurios palengvins vairuotojo gyvenimą. Tad užbėkite video aprašymą žemiau, paspauskite ant nuorodos ir parsisiųskite Car One programėlę į savo telefonus ir ją naudokitės visiškai nemokamai. Puiki programėlė iš savo patirties, siunčiamis ir naudojam. Na tai, ko gero, atėjo jau laikas eiti ir pradėti daryti kažką prie bemučio, nes jau sezonas visai ne už kalnų, jau, man atrodo, net mėnesis nepilnas, gal liko, gal šiek tiek dar daugiau. Bet jau reikia pradėti kažką daryti, aišku, reikėjo anksčiau, bet žinant mane, kai visą laiką viską pasilieku vos ne paskutiniam dienom, todėl nusprendžiau jau pradėti kažką klibinti, apsižiūrėti, kaip jisai laikosi po žiemos miego, ką jam reikia padaryti ateinančiam sezonui, kas jam dar likė sveiko, nors nebaisiai jau čia yra sveikų dalių. Bet įėjęs į garažą pamačiau, kad, aš tokiam garaže nelabai padirbsiu, nes kaip matot, čia kaip šiknoj, atsiprašant. Man vis po vieną lempą tai jau būdavo tai ta po biškino sprogo, bet dabar atėjus matau, kad jau vos net daugiau nei pusę lempų nešviečia. Todėl šiandien reikia tvarkytis garažą ir pasidaryti jį taip, kad eitų kažką jame pasidarbuoti. Todėl nuvažiavau į Kauną, šiandieną nusipirkau iš karto šviestuvų ledinių, tai manau, kad šiandien aš juos bandau visus pakeisti, pravesti naujai laidus, nes čia viskas senoviškai. Aš aišku, tas lempas jau esu kai kurias keitęs, perdarinėjęs, bet matau, čia jau šis tik viena dega, ten dar 2, bet ten liuminescencinės, man atrodo, kas realiai iš naujausių ir ta nusprogus. Žodžiu, vos ne senosios dega, o naujosios paskutiniu metu, kur keitęs, visos nusprogė. Reikaliukai, galas vapšė, čia tamsu, jau iš vis nieko nematau. Čia lentynos, skaityk, visiškai tamsios, galas visiškai jau neturi šviesos, o čia pagrindė prie galo irgi darbuojas. Tai nusprendžiau, kad reikia atsinaujinti ir susidėti
normalius naujus šviestuvus. Dar uošvis sakė, turi keletą, tai greičiausiai paimsiu iš jo, susidėsiu dar ką pats šiandieną pirkau. Tai reikia eit ir krapštytis. Aina savo, čia kokia šikna. Va ten toks ledas jau vienas pabandymui pajungtas. Tai va tokius greičiausiai dėsiu. Gražiai ir tikrai neblogai šviečia. Bet pirmiausia vis tiek reikės apsikuopt garažą. Pilna šiukšlių, pilna visko. Pusė įrankių nėra. Čia pilnas stalas, žodžiu, išnešiota, išmėtyta. Nu, matau, kad šiandien prie Bemo greičiausiai neprieisiu, reikės viską tvarkytis garaže, o po to viską jau pilnai susitvarkius, pradėti darbus prie Bemvučio. Tai žodžiu, sezonas jau visiškai ne už kalnų. Šiemet greičiausiai bus naujas dizainas, nes jau šitas 1,5 metų sudėtas, tai kažkaip jau išvažiuoti su juo nelabai norisi. Plus jau toks jau visiems matytas, atgyventas, tai norisi atsišviežinti, plus vis tiek reikės dar prie mašinos tikrai nemažai pasikrapštyti. Todėl vėl sezono pradžia tikriausiai tikrai gan skausmingai kirs per kišenę, kaip visada, nes jai reikia daugiausiai investicijų, vėl visas kėbulo sutvarkymas, pasižiūrėsim dar kokių detalių likęs veikų. Gal iš važiuoklės reikia kažką atsinaujinti, pasikeisti. Tai aišku, kad reikia, žinau, kad ir tas ir anas, žodžiu, klibėjimo yra nemažai vietų, tai reikia jas irgi susitvarkyti. Taip pat, kas daugiausiai vėl šį sezoną kainuos, tai kaip patys turbūt žinot ir suprantant, kad didžiausia investicija drifte yra padangos. Nei startiniai, nei kūrai tikrai tiek daug nekainuoja, kiek mes sukaitinam padangų. Todėl šią progą naudodamasis noriu jūsų kiekvieno paprašyti, kas galit prisidėti prie mano sezono, skirdami jau dabar sukurtai VŠI Bemvutis, skirti 1,2% savo praeitų metų pajamų. Jums tikrai tai nieko nekainuos, užtruksite keletą, gal net iki 10 minučių viską susitvarkysit, jeigu plus dar ne pirmą kartą tai darot, tai tikrai labai būčiau dėkingas, jeigu prisidėtumėt prie mano ateinančio sezono. Taip pat, kas norit prisidėti, gal neskiriant 1,2%, o galit pas mane užbėgti, nuoroda bus video aprašyme, pas mane į Contribui. Lygiai taip pat galėsite prisidėti ir prie video kokybės, nes šiemet tikrai pradėjau vėl stiprinti savo filmavimo įrangą, techniką. Tai atsinaujinau pilnai kompiuterį, kad galėčiau sumontuoti video tvarkingai, gražiai ir be jokių keiksmų ir taip toliau, nes jau senasis tikrai sočiai visko girdėjo iš manęs, todėl visiškai visą naują setupą pasiėmiau. Tai, kosmosas. Dabar taip gerai dirba, 2 ekranai dideli, kompas kosmiško greičio, tai dabar darbo kokybei ir montuojant tai ogyti. Taip pat norėtųsi ir atsinaujinti, gal ir net ir šitą kamerą pasikeis, nes irgi su ja gan kariauju ilgai, GoPro atsišviežinęs, tai viskas dėl jūsų ir labai būsiu dėkingas, jeigu kas galėsit prisidėti. Ar tai 1,2% gyventojų pajamų mokesčio, ar nauji Contribui nariai. Tai viskas, bičiuliai, dėl jūsų, kad jūs žiūrėtumėt gerą ir raiškę ir gražią kokybę, o man reikia neatsilikti ir taip montuoti. Tad, kad šitas video žiūrėtųsi geriau, paspaudžiam laiką, parašykit komentarą. Tai padeda video kilti į viršų ir vis pritraukti daugiau naujų sekėjų. Pasubscribinkit kanalą, informacijų susakiau, dar kartą laikas ir keliaujam darbuotis, nes darbai patys nepasidarys. Tamsu garaže, kažkas jau čia įdomesnio. Pasidariau šviesas beveik. Na, tai žodžiu, pademonstruojam. 3, 2, 1. Šviesos atsirado. Kur kas geriau, nusprendžiau, taip lubose 2 juostas padaryti, po 5 lempičkas. Tai šviesos jau yra. Žodžiu, laidą čia šone pratiesiau, nes jie turi tuos sujungimus tokius greitus vadinamus, tai čia taip padariau. O anoj pusėj
Tai naudojau kitokius šviestuvus, kur uošvis turėjo juos, tai čia teko šitais kaladukais sujungti, nes nebuvo komplekte nieko papildomai, tai teko savus sunaudot. Tai čia gal taip nebaisiai gražiai gaunasi, nu bet svarbu šviečia, svarbu sujungta ir šviesos yra. Dar vieną ant durų taip pat uždėjau, bet su elektra tai aš čia užsiknisau, vienas ir per nagus gavau, nes tie tarybiniai elektros mazgai visi, tai neduok tu dieve. Kol atskambinau kažkur, kas čia iš vis, kaip čia kur eina, nes plus po skarda tie visi laidai, neina nieko pasižiūrėti, tai teko ir atvyniota seną izoliaciją, čia aliuminiai tie laidai, košmaras, žodžiu. Vieną automatuką išsijungiau, nes kaip ir turėjau šitą pusę nešviest, pradėjau lankstyti, gavau per nagus. Na tai, žodžiu, šiaip ne taip kažką pavyko suburt. Laikinai tai padariau, nes čia normaliai darant, tai reikia nuo įvado pilnai atvesti naują normalų kabelį, tada gražiai su dėžutėm ir suvedžioti. Tai dabar ant tų vago kaladėlių pastačiau viską, tai bus gerai. Vienas jungtukas visą šviesą jungia, nes čia anksčiau du atskiri buvo ir ant atskirų fazių. Tai vienas įjungia vieną, kitas kitą. Nesąmonė paskutinė. Jau ir vakaras atėjo, nieko čia nespėjau, nes kol įsiaiškinau su tą elektrą kaip čia kas, kol sumaščiau dar kaip pajungti. O šviestuvus tai greitai čia, pokšt, sujungiau, nieko čia sudėtingo. Tik šitie šviestuvai faktiškai matosi, kad žymiai mažiau šviesos duoda ir šiek tiek yra šaltesni, tai greičiausiai teks, na, matysiu, arba pirksiu, arba nepirksiu, gal užteks ir šitus paliksiu, tebūnie. Tai žiūrėsiu, šiaip šviesos čia mažiau nei tenais. Ir šiek tiek šaltesni. Reikia eiti mieštis garažą, nes nieko šiandien nepasidariau, tik tais šviestuvų sumečiau ir tiek. Pasikūriau pečių, dūminai į vidų, kaminas užsikišęs, na žodžiu, košmaras galiu pasakyti. Ne, bet gal kažkaip. Na va, pasibaigiau tvarkymą. Kažkiek apsitvarkiau, aišku, nieko čia per daug, nieko nešlaviau, bet tiesiog kampus apsimėčiau. Kad eitų praeit, tai daiktai dalinai suradė savo vietą ir tiek reikalų. Šiandien ryte atėjau, tai viena lempa jau perdegus buvo, tai gerai, kad dar viena atsargoji buvo iš tų ne mano pirktų, tai pakeičiau, kol kas dega. Vakar jos dar pradėjo ir dega, pradeda zvint, nu, matos, kad tikras kinietis. Nu, svarbiausia, šviečia, bus matyti, kiek ilgai švies. Reikės gal, jeigu pradės perdegti, tai paimsiu visas, nupirksiu tokias. Ir bus vienoda šviesa ir šviesos vienodai turėtų būti ir turėtų laikyti. Galiu dabar prieiti jau kažkiek prie mašinos ir žiūriu, kad jo, reikalų yra. Tai kas labiausiai nukentėjo, tai mašinos galas, bagažinės dangtis, galinė ta skarda vadinama, galiniai sparnai. Tai užsakiau naujas detalės, bet jų teks laukti apie 3 savaitės, tai žiūrėsiu, ar dar šitas bandysiu remontuoti ir ar palikti kaip atsargai, ar matysim. Toliau, kas šlykščiausiai, tai durų slenkstis įkaltas, kaip paskui Kęstutį Telmentą lėkiau, kur šienose taip riebiai šoviau jam, tai jisai su galiniu ratu. Ir aš sulankščiau savo slengstį ir duris. Tai duris taip pat pradėjau ieškoti. Lyg ir atsiranda žmonių, turi, tai greičiausiai reiks paimti naujas. Na, tokias naujas, ta prasme dėvėtas, bet sveikas. Nebūt sulankstyta, tai jas reikės perdažyti. Vis tiek, visas liveris, visas dizainas lupsis lauk ir turėtų atsirasti naujas. Dizainas kol kas dar nežinau koks, dar tik tais bandys maketuot, kaip čia kas gausis. Plius dar neturim nei rėmėjų jokių, nieko, tai nežinau net ką klijuoti. Žinau, kad bus tikrai bemutis, užklijuotas ant durų. O kas, jeigu norit, tai drąsiai parašykit man ir manau kažką sutarsim. Sezonui prisidėsit ir jūsų lipdukas gal net per visą šoną bus. Čia viskas priklauso tik nuo jūsų. O pradėti reikės, tai greičiausiai viską nusilupt, nusiardyti visas apdailos detalės, žiūrėti, kas po jom dedasi. Greičiausiai, ko gero, reikės išsiardyti visą. Tiek ir variklį išsimt, tiek greičių dėžę, nes ją dar plus reikės apsižiūrėti, išsiardyti, ar viskas tvarkoj su ją, ar kažkokie dantratukai nepadilę. Variklis, na, kaip ir sveikas buvo, tik aišku, reikės tepalus pasikeis, prasižiūrėti, gal kažkas kur pabėgė, bet, reik manyti, gal viskas bus gerai. Tai darbo nusimato tikrai nemažai, o laiko irgi
mažai laiko. Laiko mažai, reikia pradėti krapštytis ir greičiausiai, kad reikia pradėti lupt liverį. O paskui viską nusilupsiu, žiūrėsiu, kurias detalės reikia remontuoti. Ar gal kažką rasiu, kas suremontuos, ar pats šito amato imsiuos, viską išsinešim lauk ir greičiausiai imsim visas kitas dalis. Dar suslenkščiu, nežinau ką daryti, greičiausiai reikės vežt mašiną. Kažkur tai atitampyt, nors šiaip jis netrukdo, bet, duris atidarius, skylė tokia irgi nelabai puošia. O garažas tai, šiaip savo toks, aišku, dar keletą kartonų, tokių visko reikia prasipuošti, bet jau ant stalo kažką jau galima pasidėti. Toliau šiek tiek prasinešiau šiukšlių, išsinešiau visokių. Čia kampuką susitvarkiau, pečių vakar susitvarkiau, nes tik užkūriau, pradėjo verštis dūmai, žodžiu, kaminas buvo greičiausiai užsikišęs. Tai pavyko kažkiek prakimšti. Toliau, apeit galima, čia dar šitą kartoną išsinešiu, dar tas galvas reikės kažkur susidėlioti, dar keletą stalų ir vietos kaip ir yra. Tai tokie reikalai, žodžiu, kimbam prie darbų. Nulupimas prasidėjo, štai jau beveik pusę mašinos, kaip galima pasakyti, nulupau, tai nuluptas stogas, nuluptas kapotas, visas tvarkingai, tik dar likę dulkių. Toliau sparnas priekinis belupant pradėjo luptis dažai su laku, ar lakas su dažais. Toliau durelės kaip ir neblogai nusilupo, greičiausiai dažyti gal ir nereikės, bet su galu tai tragedija. Nusilupo ir lakas, ir dažai, tai načiort. Jau dažytojai tai pizdėts galiu pasakyti. Načiu, čia reikės vis tiek tvarkytas dalis greičiausiai, nors aš bendrai nežinau, ar aš tvarkysiu. Bet vis tiek, jau dažytojų darbas, tai tu padėk dieve. Pažiūrėkit, ima ir lupasi pirštais. Kurmi. Aš tai jau tikrai nevaryčiau daugiau pas tokius dažytus. Pažiūrėkit, viskas, paima, lupasi. Kas čia per darbas? Tokių dažytojų tikrai nerekomenduoju. Kur aš čia jį paskutinį kartą variau, kai dažiau? Man atrodo, pats nudažiau. Tai gal gruntas šūdinas buvo, iš tikrai prastai dengėsi, tai čia grunto kaltė yra, atsilupo realiai dėl to, nes matytis gerai nesukimbantis gruntas yra, tai nepirkit grunto tokio, kokį aš pirkau. Nes, čia gruntas, dieve mano, tu pažiūrėkit, čia tikrai grunto kaltė, nes dažytojas tai tikrai geras, viską čia puikiai, viskas buvo gražu nudažyta, bet, neduok dieve, žinosiu, daugiau nepirksiu ir kitiem rekomenduosiu. Tai sakau, tai dar keliausim į kitą pusę, bet jau realiai pirštų galų nejaučiu, jau murzini, nagai pajuodė, skauda jau net paimt. Plius dar fenas kaitina, stipriai šildo. Tai lieka buferis visas nulupt. Tai aišku, irgi bus gruntas, čia šūdinas, irgi viskas atsilups, nes čia, neduok tu dieve. Šitą pusę tai irgi tas pats, visa balta jaučiu liks. Durų nelupsiu, gal gausiu kitas duris. Kapotas tai gerai nusilupęs, stogas irgi gerai nusilupom, nes kur tau dažytojas geras ir prieš tai naudojau kitokį gruntą. O su šitom vietom tai čia bus reikalų, matau. Žodžiu, nepirkit tokio grunto. O aš einu toliau lupt. Au, skauda.
Nugi. Baigtas lupimas, galiu pasakyti. Blemba, buferis irgi atsilupo, matyt, gruntas šūdinas buvo, nu. Aišku, palūžimų yra viens per vidurį du, čia kačerginiai teko pašokinėti, rally crossą padaryti, tai už tai mes ir sulaužėm. Čia turbūt dar pabučiavęs man Janis Jurka. Čia bakstelėjo man su priekiu, nu, dėl mano kaltės, aišku, kieno daugiau, taigi aš žioplys. Priekinis buferis taip pat atsilupo, bet, manau, vis tiek ar taip greičiausiai reikės dažyti, žiūrėsiu, gal tik tas vietas dažysiu ir pabandžiau pasišveisti. Tai, man atrodo, paimsiu su šiaušiu gerai, nusišveisiu šitaip, jau čia gan lygų. Čia turėtų būti gruntas pagal idėją, tai greičiausiai paimsiu, nupūsiu tas vietas. Aišku, per naują gal nulakot, nu vis tiek ar taip visą detalį reikės sušveist, nu tai gal ir nudažysiu prie to pačio, matysiu, žodžiu, eigoje. Bet nusilupo visas kaip ir liveris, jo, šitas slengstis irgi palaužytas, tai jį reikės tvarkyti. Toliau galas, šitas gražiau, tikrai gražiau nusilupo, kažkaip lyg kokybiškiau, arba sušveista, arba kažkaip prilipę, bet vis tiek galas šito vietoj pažeistas, atsilupo taip pat dažai. Na, šlikščiausias kampas, tai kaip ir matėt pirmai, tai yra šitas visas dalykas. Visa subinė keisis. Šitas anas sparnas ir šita skarda, bet nežinau, neužsakiau galinio dangčio. Sakiau, bandysiu paremontuoti. O kaip seksis, matysim eigoje. Taip pat ir visas spoileris mano atlūžęs kaltas į blokus. Nu, gal jis dar išgyvens. Biški išpakliaus, biški klijų ir turėtų būti gal ir neblogai. Šitų durų nieko nedariau, palikau visas apklijuotas, nes greičiausiai aš jas pasiliksiu tokias ir jos kažkada keliaus į mano naująjį garažą, kur kažkada gal statysiu. Žiūrėsim, kaip čia bus su tuo garažu. Labai norisi man to garažo, nes negaliu aš pilnai išnaudot ir pilnai prieiti ir pilnai tvarkingai ruoštis bemvutį, nes labai reikalingas keltuvas, kuris, man atrodo, 100 kartų paprastintų visą priežiūrą bemvučio, kas susiję su, kaip pavyzdys, su variklio kokiu išėmimu, ar tai važiuoklės aptarnavimu ir šiaip visą prieimo prie dugno. O man čia reikia palindus voliotis, plus dar kol jį išsikilnoji, tai čia, o dieve tu mano. Tai va, nu bet gal kažkada pasidarysime tą garažą. Reikia tikėtis, nes yra ir kitų projektų, nes norėtųsi jau atsinaujinti ir naujesnį gal bolidą pasigaminti, na, bet tikrai, nu, neturiu aš tam sąlygų. Šitos mašinos parduot, kol neturiu surinktos pilnai kitos mašinos, labai abejoju, ar taip daryčiau, nes pardavus ją, tarkim, po sezono, nu, vargu ar aš susirinkti spėčiau kitą bolidą ir jį pilnai ištestuot, kad galėčiau šokt pardavus šitą į sekantį. Faktas, kad realiai tas sezonas pagal praktiką, kaip žiūrint į kitus kolegas, na, taip viskas lengvai nepasidaro. Nuprasti reikalai čia jį atsilupus visą, bus darbelio sočiai, matau, bus sočiai. Nu, ką darysi? Reikia daryti ir kažkaip pasidaryti. Ne pirmą kartą jau darau, tai manau, kažkaip išgimdysim visą šitą reikalą. Tai va, bičiuliai! O kad jau iki čia išžiūrėt, tai būtinai paspaudžiam laiką, parašykit komentarą, parašykit nebūtinai apie šį video, ką nors galit parašyti, pavyzdžiui, ką norėtumėt matyti sekančiose video, kažkokių idėjų gal naujų sumastysit, būtinai tada galėčiau apie tai ir pafilmuoti, ką nors. Taip pat paprenumeruokit kanalą, juk tai visiškai padaryti nesudėtinga. Ir plus mano kanalui padėsite kilt į viršų. Tuo pačiu pritrauksim daugiau sekėjų, nuo ko priklausys ir viso mano sezono likimas, na reik manyti. Tai ačiū dar kartą šio video partneriui Car1. Dar noriu labai padėkoti savo Contribui nariams. Jūs labai prisidedate prie mano
ateinančio sezono. Nebūtinai gal kas liečia su mašina, į video kokybę investuojat, galima taip pasakyti. Ir skatinu kitus narius prisidėti ir tapti mano contribui nariais. Tai dar kartą visiems didelis ačiū ir tariu ate ir iki sekančio karto prie šitos mano mašinėlės. Nu, kažkaip gal pasidarysim. Tai sekite, nes bus, manau, tikrai kontento. Ate.